Lytis yra kaip šokoladų dėžutė. Šiandieną čia... Čia buvau prikolą kažkas galvojęs. Lytis yra kaip šokoladų dėžutė. Tai yra sukonstruota žmonių ir apipinta kolonistiniais kėslais. Čia tiesa. Lytis yra kaip šokoladų dėžutė. Nebūtinai visi skanus, bet gal kažkas kitas paims. Žinau, kaip Sinica pasakytų šitą prikolą. Lytis yra kaip šokoladų dėžutė. Per daug ir bus diabetas. Lytis yra kaip šokoladų dėžutė. Aš esu Rokas. Aš Saša. Aš Ajus. Kaip jūs laikotės? Šiaip neblogai. Toks, man atrodo, Ajus pantrins irgi, kad hobių metas. Jo, toks vakarėlis apokalipsės metu šiek tiek. Išlaikiau teisės. Yeah. Mokomės ten grot, kažką smagaus veikti ir kažkaip atstatyti jėgas. O sako, trans žmonės neturi teisų, tai... Aš turiu. Pirmas Lietuvoje asmuo su teisėm. Kontekstai mes buvom trans klausimų kontekste, buvom paskutinį kartą susitikę trans atminimo dienoj prieš kiek porą mėnesių, maždaug. Lapkričio 20. Va. Ši savaitė yra labai svarbi lyčiai. Vakar, 19 lapkričio, buvo tarptautinė vyrų diena. Ar minėjai vakarykštę tarptautinę vyrų dieną, pavyzdžiui? Bet šiandien, užtat yra 20 diena, trans žmonių atminimo diena. Kad ir kaip norėtųsi džiaugtis, bet paprasčiausiai nėra ko. Nes nuo praeitų metų, kuomet irgi filmavom šitą mitingą, pakito lygiai 0 dalykų ir, man atrodo, vilties yra net šiek tiek mažiau. Yra kalbose, kurias girdim daug liūdesio ir pykčio. Einam išsiaiškinti, kodėl ir ką darom toliau. Being trans is already kind of a protest. You're proving every transphobe wrong by just existing. You're proving everyone who denies trans people. And I think that's a very beautiful thing. Pradžiai, kodėl čia atėjot? Ką čia veikėt? Nes ateinam kiekvienais metais, kaip visada, nes rūpi ir nes niekas nesikeičia. Gal kai pasikeis, ateisim tik prisimint, kad kažkada buvo blogai ir pagerbti tai, bet dabar ateinam todėl, kad situacija negerėja. Kaip jūs vertinate tą susitikimą? Nes mes lyginam praeitais metais irgi darėm reportažą prie Mažvydo bibliotekos. Ką šiandien atsiminam? Ko čia susirinkom? Šiandien minime trans žmonių atminimo dieną ir mes su trans autonomijos kolektyvu kviečiam susirinkti žmonės nuo 2019 metų šitoj pačioj vietoj, kadangi esame šalia Seimo ir mes prisimename trans žmonės, kurie buvo nužudyti ar kuriuos praradome dėl transfobijos ir prieš trans žmonės nukreipto smurto. Ir šita diena yra minima visame pasaulyje. Pirmą kartą paminėta Jungtinėse Amerikos valstijose, kai buvo nužudyta juodaodė trans moteris. Šį kartą atrodė daugiau žmonių, kas buvo nice. Buvo žymiai, šiaip sakyčiau, daugiau žmonių, arba gal man taip atrodė dėl to, kad labai daug kas kalbėjo, kas yra, nebūna taip dažnai, man atrodo. Tiesiog, nekviesti, realiai nepasiruošę žmonės ateina ir tiesiog šneka, bet kažkaip įsidrasino dabar šį kartą. Grinai toks minčių srautas, atrodo, buvo iš daug skirtingų žmonių. Man tai toks buvo labai pesimistinė kalba. Ne kalba ten, aš tiesiog irgi improvizavau visiškai. Ir kažkaip toliau
nėra, kad gyvenu tuo pesimizmu, bet pergalvoju vis, po ką aš ten šnekėjau ir kodėl taip yra ir, nu jo, kas su tuo toliau. Šį rudenį negavau pozicijos organizacijoje, nes žiek seniai mes čia bandom daryti po labai inclusive ir mes norim, kad čia būtų saugi erdvė visiems. Nu, bet žinok, biškį per daug controversial, nu, tu būtum dėmesio centre, jeigu tu būtum, nu, ir žiauriai užknisa. Tai jo, mane užkniso, man pikta, viskas yra blogai. It seems really hopeless, you know, in Lithuania right now, but as many people said before, we shouldn't lose that hope and we should really focus on the good thing that we have, and we shouldn't be afraid to come to these gatherings to actually say what we think. And, you know, it's good that during these events we actually have some, you know, space to speak about our thoughts, our experiences, because as somebody said here, for sure, like, we don't get to speak a lot, especially in this country, our voices are ignored always. Šiandien kažkas, šnekant kalbas, kalbėjo apie savo draugą, kuri neseniai mirė. Ir čia yra atvejis, kuris, na, spėjo įvyko Lietuvoje, apie kurį mes net negirdėjom. Ir man, pavyzdžiui, tai buvo naujiena. Apie translyčių žmonių problemas taip mažai šnekam, kad dažnai net nežinom, kas vyksta. Net ir mes patys ne visada žinom, kas vyksta mūsų bendruomeniai. Ir, na, kai nežinom, nieko negalim padaryti. What's your story? So I came here to study. I'm a second-year student in Vilnius Tech, and I never knew that I will ever have to use a privilege to be in the European country to fight for my rights here, not in my home country, not on my land. But yeah, I'm gender fluid and I'm omnisexual. It's like a very big queer word probably for a lot of people, but basically I'm a part of the queer community, and I appreciate the spaces that I have here. I appreciate the opportunities that I have here. But unfortunately, it's not the case for Kazakhstani activists and for queer people in Kazakhstan. Currently, the government is trying to push anti-queer legislations. Basically, it's an absolute copycat of the laws that they already have implemented in Russia. Yes, they call it anti-LGBT propaganda, but they don't really specify what propaganda is. So again, just like in Russia, they can prosecute you for just being a queer person, for showing yourself online, for showing your partner, for claiming that you're transgender. Or Just like straight to jail? well, they claim that it's administrative, and they're not gonna send you straight to jail. At first, it's gonna be fines, but if it's gonna be repeated, then you're gonna be jailed. But again, they, just like in Russia, they will be able to use any kind of premise to prosecute you. And especially if you're an activist and you're very vocal about it, they will use anything against you. And I'm really, really scared for my friends and activists that we have in Kazakhstan. We already had cases where they have been prosecuted. For instance, just before the 8th of March, basically they jailed the main activists that were responsible for the organization of the march, and they weren't able to organize anything because they just picked a random law and sent them to jail for 10 days, just a week before the march. And it's really scary. I understand that here I'm able to go here, the police is not going to kick my face, everybody's going to be really welcoming, and there is a huge sense of community and just home and family here. But you know, my home is still there, my friends are still there, my family is still there. Aš nesitikėjau, kad žmonės norės kalbėti tiek, ir buvo labai gera ir daug, ypač kad jaunų žmonių tiesiog ėjo vienas po kito prie megafono, bijau, kad tiesiog bus tokia ilga tyla ir atsakysim, nu gerai, šalta, tai galim jau eiti namo. Bet žmonės ėjo ir dalinosi ir tokios vilties visai atnešė. Ir mes kaip tik darėm tą pirmą kartą protestą kitoje vietoje, Žemaitės skvere, kuris yra priešais Teisingumo ministeriją, kadangi ta ministerija kaip ir yra atsakinga už Europos žmogaus teisų teismo sprendimų vykdymą, kurių Lietuva nevykdo jau labai daug metų, kas liečia trans žmonių teisės. Ir buvo tiesiog į ministeriją paskirti žmonės ir ministrė, ir viceministrė, kurie kaip ir pasisako prieš trans žmonių teisės. Šiais metais renkamės prie Žemaitės, gal žinot kodėl?
Nes prie Teisingumo ministerijos. Kodėl? Nes tai ministerija, kuri turėtų rūpintis visų teisingumų, įskaitant mūsų teisės, bet jie to nedaro. Taip. Ko jie nepadaro? Galim juodo ant balto jiem išdėlioti, ko jie nepadaro? Nėra jokios teisinės tvarkos apginti trans žmonės, nėra jokios realiai teisinės tvarkos pasikeisti, pavyzdžiui, vardą, nėra jokio teisinio apibrėžimo, kaip mums naviguoti sveikatos sistemoje. Tai, kad mūsų egzistavimas ir iš vis yra teisinė problema tam tikrų lygių, jau yra toks, dalykas, su kurio nežinau, ar kokia nors kita grupė žmonių iš vis turi dorotis. You don't have to explain to somebody that you deserve to live, deserve to exist. That is just a basic human right, and the fact that so many people in Lithuania today don't understand that is honestly so embarrassing. And it's just so sad to see that a country that fought for freedom, for the freedom of all its people, to this day doesn't recognize so many communities, including ours. Iš vienos pusės reikia džiaugtis, kad gyvuojam, kad esam šis čia, kad galim apie tai pasišnekėti, kad yra dar žmonių, kurie atmina aukas. Iš kitos pusės truputėlį yra kaip ir liūdna, netgi ir pikta dėl to, kokia situacija yra Lietuvoje, kiek ilgą laiką nesikeičia, kokia jinai yra trapi ir nestabili. Čia, manau, dar dalykas, kuris labai svarbus. Šiaip yra labai liūdna ir pikta, bet tas liūdesys, pyktis, pesimizmas, jisai gali suvalgyti mus labai lengvai. Yra, man atrodo, geras posakis, leisk savo pykčiui tave radikalizuoti, o ne privesti prie nevilties. Jo. Jo. Aš asmeniškai nežinau, ar visada radikalumas yra atsakymas, bet radikalumas tikrai yra labiau atsakymas negu tiesiog nieko nedarimas ir liūdėjimas, ta prasme. Negu tyla. Aš jaučiausi labai pesimistiškai, ir šiaip jaučiuosi, kalbant apie kažkokius teisinius pokyčius, kuriuos vykdo institucijos valstybės, Seimas, vyriausybė, bet kalbant apie bendruomenę ir žmonės, tai daug daugiau yra kažkokios vilties, kai žmonės pasisako ir nepasiduoda ir būrėsi, daro dalykus, kalba, gedi. Buvo žmonių, kurie kalbėjo apie savo trans draugę, kurios neteko. Ir ta diena kaip ir yra skirta prisiminti trans žmonėms, kurių netekome, bet gavosi to pačiu ir tokios daug vilties, tiesiog pasibuvimo kartu. Ir kažkaip priminė, kaip svarbu yra tokie dalykai, kažkaip tiesiog pabūti, pakalbėti. Ir tas megafonas toks simboliškas, kad mes dažnai negirdimi, bet megafonas bent šiek tiek pagarsina, ką norim pasakyti. Ar kažkokia reakcija beje iš Teisingumo ministerijos buvo, tipo bent kažkoks atgarsis, tipo iš valdžios, iš visuomenės, tipo anything? Ten buvo tas keistas dalykas, pameni, tačiau man atrodo, kad neradom. Jo, pamenu, mes tiesiog puslapį kažkaip neradom informacijos, kur anksčiau buvo. Ir tada, ten buvo informacija apie trans irgi žmonių teisių padėtį, kažkokius pasikeitimus teisiniai bazai. Bet aš paskui rašiau Teisingumo ministerijai ir atstatė tą puslapį, kaip supratau, kažkaip sistemoje po kiek laiko jie ištrina dalykus, taip sakė. Ir iš pačios ministerijos, ten oficialių, ten tų aukščiausio ligmens, tai nieko, bet bandysim turbūt labiau aktyviau susisiekti, praėjus dabar visoms tokiams šventėms galvojam, turbūt nelabai verta, bet šitais metais reiktų kažką gal judinti. Bet visada irgi tas yra toks netikėjimas labai jau, kad kažkas pasikeis, ypač kai nėra žmonės suinteresuoti vadovybei, kad kažkas keistųsi. Jo, kiek ten primink, ta darbo grupė
iki šiol nesusitiko tikriausiai, bet kiek metų? 3? Kuria čia darbo grupė? Buvo sudaryta tokia darbo grupė tarp institucijų dėl transžmonių teisų, kadangi yra 2007 metų tas Europos žmogaus teisų teismo sprendimas L prieš Lietuvą, kurį Lietuva įsipareigojo. Kelintų beje metų? 2007. 2007 metų. 20 metų. Beveik 20 metų. Jo, ir man rodos, mūsų civilinis kodeksas, nepamenu, 2003 gal, ten yra įtvirtinta teisė į lyties keitimą, kaip tada vadino, ir žmogus norėjo pasikeisti dokumentus ir norėjo ir sveikatos priežiūros procedūrų, kurios nebuvo prieinamos, ir padavė Lietuvą į teismą ir laimėjo tą bylą, ir sako teismas, kad turi būti užtikrinta šitas teisės ir turite priimti įstatymą, ir tada berods turėjo priimti įstatymą per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo. 6 mėnesius? Tai šiek tiek užtruko. 20 metų po. Ir dar daugiau tikriausiai bus. Ja, šiek tiek vėluoja. O tai sankcijų už tai nėra jokių? Čia skamba kaip toksai, kaip tipo, kokios tai yra? Bet aš nesu tikras iš tikrųjų dėl finansinių sankcijų, nes žinau, kad Lietuva turėjo sumokėti tam žmogui kompensaciją, bet tuo pačiu ir esu girdėjęs, bet nežinau, kaip čia tiesiog, kad kažkokia finansinė bauda yra, kurią reikia mokėti, bet iš tiesų negaliu paneigti ar patvirtinti, bet yra sustiprintos priežiūros procedūra, kurią vykdo Council of Europe, Europos taryba. Tai va, tai jie prižiūri tą vykdymą ir atsakinga Lietuvos vyriausybei, atsakingas asmuo, kuris rašo ataskaitas kiekvienais metais, ką padarė. Tai dažniausiai kažkokie pokyčiai. Lengviausias darbas gyvenime. Būna irgi būna turbūt paprasčiausias dalykas, kurį gali padaryti, kažką padarant, pavyzdžiui, gal darbo grupę sukūrė, kuri nekartą nėra susitikusi, bet sukurta. Bet kažkada, pavyzdžiui, priima tą įsakymą, kad lengviau būtų vardą, pavardę pasikeisti, bet tai, kas turi eiti per Seimą, niekada nenueina iki Seimo, nes tiesiog ir tos valdžios, kurios norėjo kažką pakeisti, netikėjo, kad Seime priims tokį įstatymą, kuris leistų žmonėm ne per teismą keistis dokumentus, o per civilinę metrikaciją. Tai būtų, oi dieve, pasaulis tiesiog baigtųsi, jeigu žmogus galėtų ne per teismą pasikeisti ten pasą. Šiaip kreis dabar, kaip pagalvojau, nes dabar realiai viskas kaip ir prieinama, palyginus su to, kaip buvo prieš tai. Kai kam. Kai kam, su vardu ten keitimu galima šiaip ir savarankiškai ten bandyti jau ir ten tą ir visus ten tuos dokumentus keisti ir tikrai, veikia ir sveikatos apsaugos bent jau kažkiek sistemoje irgi visi tie reikalai. Taip visaip, bet tikrai labai daug žmonių naudojasi, progą nemokamai viską ten, gauti tą priežiūrą ir, viskas vyksta ir taip, ir žodžiu, bet vis tiek, jo Seime, aš irgi nemanau, kad praeitų, šiuo metu čia. Ne, bet yra kitas dalykas, kad kai sureguliuojami dalykai per kažkokius įstatymus, per Seimą, tai dažniausiai sureguliuojami blogiau, negu kad buvo anksčiau. Nes, pavyzdžiui, per teismą, gali žmonės pasikeisti dokumentus, su tėvų palaikymu gali ir nepilnamečiai pasikeisti. Aišku, ten sudėtingesnis procesas, bet, tarkim, 17 metų žmogus gali per teismą pasikeisti su tėvais dokumentus. Bet ar įstatymą būtų, taip, nemanau, nes labai kontroversiška, kad 17 metais galėtų pasikeisti vardą, pavardę. Labai lengva politizuoti. Jo. Ir, pavyzdžiui, su sveikatos priežiūra irgi tas yra, kad anksčiau nepilnamečiam, kai kuriem buvo, įmanoma irgi su tėvų palaikymu gauti tam tikras sveikatos priežiūros paslaugas, kurių dabar nebegali gauti, nes tiesiog viskas sureguliuota ir ministerija pasakė, kad negalima nepilnamečiams nieko gauti. Jo, ir čia labai naujas dalykas, nes dar, buvo kažkaip, čia tikrai rudenį gal tik tais apie tai išgirdau iš vis. Bet čia primena, čia kaip su partnerystė irgi, davai priimam, šūdino, projektą ir po to, tada jau ten, kažkaip dėliojam, jau į geresnę pusę ir, I think being trans is like
it's kind of like a play. You have to play some kind of fictional character to stay, basically just not be yourself for whatever work or activity you have to do in public. And I really hate that. I can only be trans at home. Thankfully, I have a good supporting family. I know not everyone has that privilege, but I hope someday everyone will be accepted for who they are. Man tai įdomu, kaip jūsų pačių tranzicijos patirtis. Ar Lietuvoje ėjot per procesą, jeigu ėjot? Nežinau, čia aišku, kiek norit gali pasidalinti, bet... O ką man sakyti? Kaip sekėsi, kada iš viso, kada tu sugalvojai, kiek tau metų buvo, kad galvojai, blema, kad čia čia... Gerai, išimkite keiksmus, aišku, ne bet kada pagalvojai, aš tai vat keičiuosi dabar. Aš tai gal esu toks visai, tipo, pakankamai tipinis pavyzdys, man atrodo. Nu, netipinis, bet gal stereotipinis, kur ten jau kažkas ten nuo vaikystės ten kažką ten nesijungia biški dalykai, niekada nesupratau iki galo kas, nu ten iki kokių, nežinau, 14-13 metų. Nu ir jo, jau tada šiaip baisu pagalvoti, kad čia prieš realiai 15 metų jau man kirbėjo mintys aktyviai dalykai. O dieve. Saubas. Žiauriai senai. Jo, ir kažkaip, šiaip nežinau, kaip su tuo tvarkytis visiškai. Nu ir apskritai sužinojau gal tik tais kokių 20 vos ne metų, kad čia tipo šiaip realu ten, nu, hormonus tipo gauti ar kažkas tokio, bet tai buvo ant tiek gatekeepinama iš tiesų, nes pamenu, aš ten prisijungiau prie vieno tokio per Discordą serverio, kur buvo tiesiog bendrai ten kažkas ten LGBT Lietuva, kažkas tokio. Ir ten paminėjo ten apie kažkokias grupės, ten tipo trans, ir maždaug aš paprašiau, tipo, kad man gal gali kažkaip atsiųsti, nu, per Facebooką ten tiesiog, ar gali informaciją atsiųsti ir pakvietimą, sako, ne. Ir taip, okei, labai fainai, atrodo, kad aš nežinau, ar ten kažkokia dar apklausa, tipo, man turėjo padaryti, kad čia, tipo, patikėtų vos ne, kad šiaip man čia legit, šiaip visai reikia tos pagalbos. Nu jo, bet galų gale tiesiog aš kažkaip įsisukau į, kada jau vat, Lunoj pradėjau ten daryti dalykus, lankytis. Nu ir kažkaip nuo tada tiesiog jo, atradau bendruomenę ir supratau, kad jo, gal jau metas pradėti kažkokius ten medicininius dalykėlius, nors šiaip labai baisu buvo pripažinti iki galo, nes aš kankinaus gal kokius gerus 5 metus, kad tipo, ne, ar man čia tikrai reikia, ar čia nereikia, ar čia iš vis realu, ar, nu, kažkoks, tipo, nežinau. Tai jo, tai jau šiaip pradėjau viską dar per senąją sistemą, dar kada nebuvo priimtas, kaip ten, ministro pasisakymas, Dulkio, ne, man atrodo. Jo, kur būtų kažkiek ten tipo sureguliuota, kaip tipo per viešąją sistemą būtų prieinama iš vis trans žmonėm tie visi dalykai, tai prieš tai ten kažkaip, čia irgi kaip tu sakei, kad kai, nu, jeigu jau Seime ten sureguliuoja įstatymais, tai būna tada blogiau. Tai čia irgi buvo tas panašus, man atrodo, kažkaip, kad buvo tuo metu prieš tą įsakymą truputį lengviau gal, nu, iš dalies. Nes tu ten realiai, nu jo, aš ten šiaip labai per 2 mėnesius viskas tvarkiau. Ten gavau diagnozę, kad esu transseksualas, sertifikuotas. Kaip tai beje sunku keisti arba lengva, arba juokinga, arba kvailai yra? Diagnozę gauti, kaip tai procesas atrodo? Nu, tuo metu tai, nežinau, aš kažkaip, tipo, antiek viskas stereotipiškai susakiau, kad ten ta daktarė buvo tiesiog tokia, nu jo, okei, bet tu, tipo, dar pasidaryk ten psichologinį ištyrimą, kas iki šiol šiaip daroma panašių principų realiai, bet kai kuriem, tipo, lėčiau, o ten, jo, realiai aš atėjau pirmą kartą, pasidariau ištyrimą, po mėnesio grįžau, tiesiog man išrašė tą diagnozę.
Bet šiaip labai po to buvo keista skaityti ten tą visą, nu, daug ten popierių man davė ir kad tą įvertinimą savo, kur parašo psichiatrija, tai nu labai toks, kaip iš šono, tai mane mato, tai buvo truputį kažkaip nejauku netgi. Jo, bet aš, man atrodo, jau antiek esu primiršęs iš tiesų jausmą, kaip ten viskas buvo ir esu gal net pratęs prie tų medikalizuotų visų reikalų, kur netgi jau kalbant ne apie psichiatrus, šiaip apie daktarus, kur aš tiesiog nueinu, kad man atsijungia, atrodo, smegenis, okei, darykit su manim, ką nori, tiesiog. Kaip pas daktarai, ta prasme, Nu, tipo, jo, bet ten, kur jie dar kažkaip ir pasako ten tokių gal keistų dalykų arba paklausia, kur, nu, taip, okei. Jo, bet šiaip grįžtant prie to dar konkrečiau, tipo, kaip... gal šiaip nesiplėsiu iš tiesų labai, nu viską aš ten žodžiu gavau, viskas buvo tvarko. Ne, šiaip esminis momentas, aš turėjau apsiverkti pas endokrinologą. Jo, nu ne tai, kad turėjau, bet... Testas vyriškumas. Grinai. Ir jeigu nepavyks, you're in. Jo, tuo metu tiesiog buvo, nu aš tipo buvau žiauriai excited šiaip, kad okei, aš jau pagaliau einu ten, gausiu ten tą hormonų tipo receptą. Ir kažkaip ten peržiūrėjo ten mano kraujo tyrimus, man atrodo, nusišnekėjau. Peržiūrėjo mano tą visą tipo išrašą iš psichiatrės ir panašiai ir sako, nu, tai jums tikriausiai čia dar reikėtų bent jau metus palankyti tikrai, tipo, nežinau, pas psichologą, tipo, terapeutą ten ir tada tik tais, tipo, jau žiūrėti. Pas kunigą. Pas kunigą, taip, ir gal tada negrįžti iš vis pas endokrinologą. Žodžiu, ir aš, tipo, žiauriai kažkaip, nu, aš jau ten drebėjau, realiai man buvo toks, tipo, o ne, nu, aš šito nesitikėjau, kad, tipo, tai bus, ir aš jam tiesiog labai tiesiai šviesiai pasakiau, kad, tipo, jūs dabar, tipo, kaip, tipo, kalbat su manim, tai jūs realiai man, nu, biški gadinat gyvenimą, ir aš jau realiai tada tiesiog pradėjau žliumpti, nebuvo šiaip specialiai, bet, nu, aš mačiau, kad jam sukosi jau tada kažkaip, tipo, sraigtai kažkokie galvoja, kad, okei, jo, nu tai va, jo, ir per tą šiaip išmokau, kaip su daktarais reikia kartais šnekėti. Verkti. Neverkti, bet tiesiog pakankamai griežtai pasisakyti, kad, tipo, nu, sorry, bet čia mano gyvenimas ir, nu, guys. Nu, reikia advokatauti savo labai. Jo, bet šiaip po to, tipo, labiausiai gal, čia finansiškai kalbant, ten tie visi dalykai, tai čia buvo gėlytės. Bet jo, šitą pasidaryti tą operaciją, žodžiu, kaip čia įvardinti ją gražiai lietuviškai. Krūtinės, tipo, nežinau. Nu, techniškai, man atrodo, daro kaip mastektomija, bet, nu, dar priklauso. Krūtinės viriza. Suvirinimas. Jo, tai va, tai tas buvo toks, kur, šiaip labai padėjo bendruomenė, labai, ir kažkaip stebėjau, kad, nu, ir šiaip random žmonės ten, aš per Instagramą per gimtadienį buvau parašęs, tipo, story, man čia, tipo, žiauriai svarbu, gal, nu, jeigu čia jau užsirašiau, tipo, pavasarį, kad bus ta operacija, man reiks surinkti ten, tipo, daug pinigų, nu, ir ten belekas, tipo, padės, ir aš ten numečiau savo, tipo, sąskaitą tiesiog, ir ten aš realiai, tipo, gavau labai, nu, tipo, normalią sumą, kur iš nepažįstamų absoliučiai žmonių, nu, dauguma buvo tikrai pažįstamų, bet ten didžiausia suma iš vapšė, tipo, žmogaus, kur aš negirdėjau gyvenime. George Sorosas. Taip, ačiū. Jo, tai va, tokia mano sutrumpinta kažkokia istorija. Šiaip čia, man tai iš karto krenta į akis, kad dabar koks įspūdis man susidaro dažniausiai, tipo, iš viešo diskurso, tai kad čia be proto lengva, visi atsikelia vieną dieną ir sako viskas, tipo, aš varau, kas, nu, skamba gan ne taip. Jau, kaip to? Man priminė apie situacijas žmonių, kurie mums parašo kartais dabar, arba kurias išgirstam. Ir ypač labai, nu, kažkaip gaila būna nepilnamečių žmonių. Nes ypač jeigu tėvai nepalaiko
Šis pragaras nieko neįmanoma, jeigu tėvai palaiko, irgi sudėtinga pradėti tranziciją. Esu girdėjęs, kuriuos uždaro į stacionarą, kurie yra trans, tarkim, nori gauti diagnozę, sako, tai tu pagulėk ten stacionarą. Iš esmės priverstinė hospitalizacija, kas yra žiaurus žmogaus teisų pažeidimas, bet vyksta va tokie dalykai. Tai tada galvoju, jo, man kažkaip labai pasisekė, bet ir tuo pačiu nelabai yra kaip padėti žmonėm, kurie nepilnamečiai. Tai man tiesiog labai gaila būna kažkaip. Noriu surasti būdų, bet sudėtinga. Kai žmogus suaugęs yra paprasčiau, tai aš visai gal džiaugiuosi, kad kažkaip nejaučiu kažkokios žiaurios disforijos, kai nebuvau suaugęs arba nežinojau tiesiog, kas tai yra. Tiesiog jaučiausi užsidepresavęs, taip klasiškai. Jo, ir nežinau, man būdavo toks labiau feministinis pyktis, aš nesuprasdavau ten tų lyčių pasiskirstimų ir kodėl reikia ten mergaitės ten, berniukai ten. Bet kažkaip ir man nelabai rūpėjo ta lytis, taip neutraliai jaučiaus gal labiau. Bet jo subrendimu ir kadangi aš šiaip vėlai pradėjau bręst, tai ir ta disforija vėliau atėjo. Bet man atrodo, kai esi kažkaip labiau per vidurį dalykuose, sunkiau suprasti, kai, nesi kažkaip labai aiškiai vienoj dėžutėj, nėra gal tiek daug reprezentacijos ir daugiau tokio ir nepasitikėjimo iš sistemos, ir iš pačios bendruomenės. Tuo metu, pamenu, Tumblr'į kartais sėdėdavo, būdavo daug tokio kažkokio gatekeepinimo ir ten dėl biseksualumo žmonių, kad čia, žodžiu, ten... Netikri? Jo, arba kad tu turi būti tikrai įsitikinęs, kad iš vis eitum ten į pasimatymus su ten tos pačios lyties žmogum. Kelintai čia metai Tumblr'yje, nes aš irgi buvau, bet čia... 13 gal... Ok, aš tuo metu, man atrodo, Aš aš buvau Tumblr'yje nuo gal 12 metų, bet nebuvau ant tiek conscious, man atrodo, dar su tais dalykais. Jo, tai kažkaip, aš ir bi ir non-binary, tai buvo su abiem kažkaip sunku come out'int arba suprast, kas tai yra, kai, kažkaip netelpi kažkokias dėžutės, bet tuo pačiu ir nesi ten visiškai per vidurį, bet kažkaip tos patirtis, toks labiau spektras kažkoks patirčių. Bet kai jau supratau, o padėjo suprasti iš tikrųjų labai ir queer bendruomenė, aš buvau tada labai įsitraukęs į veiklas, diskutuodavom su žmonėm ir tada kažkaip ir tą kalbą labiau atradau ir galvoju, wow, aš net nežinau, ten gal labai apie įvardžius ar non-binary žmonės ir kažkaip skaitai ir žiūri, čia kažkaip labai viskas relatable ir kai kalbėsi padeda tai priimti ir savo patirtis. Ir kažkaip jaučiau ilgą laiką, kad turiu kažkokį gauti leidimą iš kitų trans žmonių, kad aš tikrai trans, nes man buvo toks labai... Atrodo, ir šiaip yra tokio kažkokio gąsdinimo, kad tu turi tikrai žinoti ir jeigu nežinai, tai tu čia gal, nežinau, išsigalvoji. Tai daug tokio savęs kvestionavimo, bet tuo pačiu ir kažkaip atrodo buvo svarbu išgirsti kitų žmonių patirtis ir suprasti, kad mano patirtis panašios. Tai greičiausiai aš galiu savo šitą žodį naudoti. Ir tada buvo toks kaip pasikrikštijimo jausmas, kad okei, tai aš esu trans, tipo, galiu sau leisti būti taip, kaip kažkaip. Jo, jaučiuosi. O ir tada dėl tranzicijos labiau tokios medicininės, tai jo, kažkuriuo metu tiesiog pradėjau jausti, kažkaip labiau save pajausti ir man atrodo, čia yra apskritai toks nuolatinis mano gyvenime dalykas, kad reikia perėti per kažkokius tam tikrus sunkumus, kad galėtum atrasti pas save kažką naujo ir tada perėti kažkokį kitą etapą. Tai buvo, man rodos, ir su seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė, kad tiesiog turėjau kitų problemų anksčiau, kurios labiau gal vargino ir net ir santykius kažkokius labai nežinau, nebuvo tiesiog mano prioritetas. Ir tada kažkaip jau
jaučiausi pakankamai kažkaip savo kūne, supratau, kad nelabai patogiai jame jaučiuosi. Ir tada disforija kažkaip po truputį, kažkaip po detalę, kažkaip atsiskleidė, kur aš nepatogiai jaučiuosi ant su plaukais. Didelis, vėlros dalykas, daug trans žmonių būna suprasti, kad aš negaliu tai būti, man reikia nusikirpti tos plaukus, bet nueini į kirpyklą ir tave apkirpa kažkaip moteriškai ir tada, ne, nekenčiu gyvenimą. Čia iniciacijos ritualas, tu pasvairas. Jo, pirma toks kažkoks piksikatas būna, Karen biškai ir tada galvoju, Jo. Ir tada buvo mano laimingas kažkoks dalykas, kad aš dar turėjau likusią dalį studijų Prancūzijoje pasibaigti. Ir galvoju, ten aš viską susitvarkysiu, nes ten viskas daug paprašiau. Ir ten ir labai fainai mane apkirpo, ten irgi pas trans žmonės tiesiog eidavau kirptis, kur ten pas kažką tiesiog kambarį ir labai kyvu, ten tiesiog visi bendruomenės nariai eina pas tus pačius du žmonės visomis. Ir dėl hormonų irgi ieškojau gydytojos, kuri priimtų trans non-binary žmonės ir naudotų informuoto sutikimo modelį, nes man atrodė, šiaip iš principo žeminanti procedūra, ten eit kažką įrodinėt, gauti ten tą diagnozę Lietuvoje, galiausiai, aišku, vis tiek reikėjo gauti, bet kai buvau pradėjęs, kadangi hormonus, tai buvo šiek tiek paprasčiau, tai aš Prancūzijoje pradėjau ir tada buvo kaip tik COVID pati pradžia. Tai buvo lockdownas Paryžiui, buvau ten, nepamenu kiek kvadratinių metrų, bet ten labai mažam kambarėlį, tokiam kaip kamerui. Ir tas hormonas ten leisdavos ir buvo taip smagu iš tikrųjų, nes nereikia eiti žmonės, nieks ant tavęs nemisgenderina. Tiesiog stebi ten tos pokyčius po truputį ir galvoju, kaip fainai, tiesiog galėčiau visada vienas ir gyventi. Man patiko visai, nežinau, tas lockdownas, toks labai transformatyvus. Jo, ir tada paskui reikėjo galiausiai vis tiek grįžti į Lietuvą. Tai buvo šiek tiek sudėtingiau, vis tiek reikėjo tą diagnozę gauti, nes norėjau toliau, kad gaučiau receptą hormonų. Norėjau pasidaryti irgi tą operaciją, kaip tu ją pavadinai, krūtinės suvyrinimu. Suvyrinimu. Tai buvo kaip tik susitaupęs iš tikrųjų pinigų, ten dirbdamas restoranuose ir visus išleidavo ant tos operacijos ir taip gerai buvo. Ar paslaptis, kiek kainuoja jinai, kad suvok čia kokiam sumom? Kiek porą tūkstančių? Tu anksčiau darėjus taip pigiau, tikrai pas tave buvo, aš nežinau kiek. Tu, okay. 3800 plus korekcija, 500 eurų. Kažkaip man atrodo, kad apie 3000 ir buvo, bet gal... gali būti, nes dabar jau be 4000, tai nieko beveik. Tai jo, biški investicija. Kažkada šiaip žiūrėjau YouTube video, kaip daro tą... DIY? Sėdi Paryžiui prisileidęs hormonų ajus ir peilį pirtuvinį išsitraukia. Sakau, neatrodo sudėtingai, žinai, gal pas galiu. Šiaip realiai ten greit padaro, aš irgi mąsčiau apie tai. Žinau, žiūri brangu, gal reikia išmokti. Juokaujame, negalima daryti operacijų nelegaliai. Bet neatrodo sudėtingai, tiesiog žiūrint, žinai, ramiau kai pasižiūri, ką ten tau darys ir tada, okei, čia. Jo, bet vis tiek šis procesas manos yra toks ongoing, pavyzdžiui, ten vardą po to pasikeičiau. Šį porą kartų vardą pasikeičiau, nes pirmą nebuvo galima iš vis pasikeisti, nes kaip neutralių vardų nelabai yra, nebent ten kažkas sugalvoja. Čia lietuvių kalba dar kartą nepadeda. Tai pirmą pasikeičiau tokį vardą, kuris užsienį išvažiavus šiaip vyriškas vardas, ir tavo tipo moteriškas skaitos toks. Jo. Ir paskui, kai pakeitė tvarką, tai pasikeičiau į Ajus, bet aš kažkaip nenorėjau eiti į teismą ir keistis į vyrišką žymenį, nes man, kažkaip man tie vyrai. Jo. Top 10 vyrų galim padaryti. Top 10 vyrų? Top 10 vyrų. Pierce Brosnan. Kas? Pierce Brosnan. Jamesas Bondas prieš Daniel Craigą. Toks žiauriai hard British guy.
Jo. Taip, tada taip. Platonas. Gitanas Nausėda. Bet top 10 tipo, kuria prasme irgi klausimą. Up to interpretation. Gintautas Paluckas. Jo, tikrai taip. Metų vyras, netgi taip sakyčiau. Nu, gerai, gal ties čia ir apsistoti. Tai gerai, tu sakai ir trans, ir non-bi, ir bi. Kaip tai veikia? Gyvenimiškai. Tai reikia nusistatyti Tinderį, kad man rodytų vyrus ir moteris. Ir tada, čia šiaip jokingas bairis. Aš šiaip nenaudoju dating appsų, mane gyvai pakvieskite pasimatymą. Bet anksčiau būdavo, kad turiu nusistatyti, aš esu non-binary, bet kaip kokią lytį tave rodyti vyrai moteris. Ir tipo, turi vis tiek pasirinkti, ar tai vyras non-binary ar moteris non-binary. Bet čia oksimoroniškai biškis skambu. Turbūt algoritmas ne-inclusive. Paskui manos pakeitė, bet mane vis tiek po to užblokavo kelius kartus Tinderį, nes turbūt mane gal reportino kokie heteroseksualūs vyrai, kad aš per daug queer atrodau. Gal, nežinau. Bet buvau kelius kartus užblokuotas, paskui išsitrinau. Bet nenaudokit dating appsų, čia toks kažkoks kapitalizmo romantika lievai. Pamodifikuoja santykius. Toliau kita tema. Jo, kaip šiaip sekas dating Lietuvoje, tipo, nes šiaip, tipo, streitam tai žiauriai sunku. Tai tada, kaip kitiem. Oi. Geras klausimas. Tai nedeitindu. Ne. O Sašo jau vedęs. Jo, aš vedęs, tai dėl to nedeitinu. Šiaip kažkaip net atrodo tiek visko vyksta, kad aš nenoriu net tai veltis. Šiaip čia yra visai juokinga tema ir įdomi. Man labai yra įdomi žmonių grupė heteroseksualūs cis vyrai. Man įdomu, kaip jie mąsto. Nes kažkaip vis tenka susidurti su heteroseksualiais vyrais, kuriems aš kažkaip patinku, bet jie jaučiasi dėl to kažkaip ne taip. Ir manęs tada klausia keistų dalykų. Ir kažkada buvau pasimatyme ir manęs klausė, tai tau patinka vyrai? O tai kodėl tu tada tą tranziciją atlikai, jeigu tau patinka vyrai? Tipo, kad pagal tavo kažkaip, kas tave traukia, tu turėtum pagal tai elgtis. Čia toks 60-ųjų modelis Amerikoje, kai buvo irgi. Kad, tipo, to biologinė lytis diktuoja tavo ir poreikius seksualinius, ne? Čia ta idėja dar tikriausiai. Jo. Nu, tai kaip čia taip gavas? Lietuvoje kažkaip atrodo labai aiškint daug reikia ir man šiaip patinka šviesti žmonės ir vesti mokymus, bet nemokamai. Susisiekite dėl mokymų. Jo, su tais aiškinimais, tai, o dieve, aš, tipo, net realiai irgi viena iš priežasčių, tipo, kodėl aš vis nieko, nežinau, tie visi appsai ir panašiai yra baisus dalykas, nes, tarkim, jo, aš irgi ten non-binary, šiaip aš nežinau, aš nenaudoju dažnai to apibūdinimo, man jis tiesiog, I don't know, I'm just me, tipo, whatever. Ir jeigu aš taip nusistatau ten per kažkokį appsą ir aš čia, turėjau šiaip pakankamai ilgus plaukus, vis palyginus neseniai, bet padariau klaidą ir teko viską nusikirpti. Tai, ir aš tikrai atrodžiau pakankamai, tipo, šiaip mane 9% laiko, tipo, misgenderindavo žmonės tiesiog, tarkim, troleibuse kažkiek ten moterytė nori kažko paklausti, tai iš karto, tipo, tada, čia, tipo, panelė, tipo, tokie visokie dalykai. Ir per dating appsus irgi, tipo,
tokio tipo bairiai būdavo, kur ten, nežinau, vieni ten galvoja, kad aš ten trans moteris, kiti nesupranta vapšė, kas vyksta, manęs klausia žiauriai, tipo, invasive klausimų ir kur taip, hebra, gal aš nenoriu. Ar cis ir trans žmonės gali sutarti kažkada? Paskambinkit man. Jei jūs cis, aš vedu mokymus apie trans žmonės. Jeigu jūs man nelabai patinkat, tai mokami mokymai. O jeigu nupirksit alaus ir patiksit, tai gal ir nemokami pravesiu. Šiaip tai, ką aš iš čia girdžiu, ir ką jūs galite patvirtinti arba paneigti, tai kad man atrodo, šiaip tipo heteroseksualai beproto šiaip yra susirūpinę lytim ir jiem baisiai rūpi, nors jie apsimeta, kad jie žiauriai tipo nonchalant apie lytį ir jiem čia, žinai, natūralu, tiesiog whatever, I'm just me, nors iš tiesų jie labai aktyviai daro tą visą performance. Kai tuo tarpu LGBT aktyvistus dažnai apskritai tipo identitetinė tą politiką, žinai, dažnai girdžiu kritiką ir iš tų pačių kairiųjų, kad čia tipo, oi, kodėl jums rūpi tik tai lytis, žinai, čia jūs tokie sufokusavę šitą vieną klausimą ir čia gyvenimas yra toks įvairialypis, kai aš dažniausiai, ką aš girdžiu, tai priešingai, kad kaip tik yra tikslas išlipti iš tos lyties ir kad ne, kaip tik, kad lytis būtų žymiai mažiau svarbu ir kad žmogus galėtų būti daugiau negu tik tai lytis. Tai nežinau, man čia keistas apsisukęs kažkoks. Jo, ir čia geras pastebėjimas, nes man atrodo, kad esmė yra, kad sistemai, ar ten cis žmonėms, ar transfobams labiausiai rūpi ta lytis. Dėl to, kad tas suskirstimas ir yra toks griežtas ir esencialistinis ir pagal lytį tavo sprendžia apie tai, kas tu esi, ką gali daryti ir taip toliau. Tai nežinau, man tai iš viso net man jau užknisa kalbėti apie tai lytį, nes aš jau pakankamai apie ją galvojau, jeigu gaučiau kokį diplomą, jau PhD gal gaučiau lyties klausimais. Jau daugiau. Jau gal daugiau. Bet jo, man tai nerūpi ir man tai nerūpi kalbėti apie tą lytį, jeigu tai nebūtų susijęs su paprastai žmogaus teisų klausimais, kas yra, nu irgi ne kažkokios ten specialios teisės, kurių trans žmonės prašo, bet tie patys dalykai, kurie kiekvienas žmogus arba ten sveikatos priežiūrą gauti kokybišką, kad dokumentus galėtum savo naudoti, savo vardą, kad dokumentai atitiktų realybę, kad galėtum kažkur iškeliauti ir nereiktų aiškintis kiekvieną kartą. Tas pats tiesiog privataus gyvenimo gerbimas, kad kiekvieną kartą, jeigu rodai dokumentus ir kažkas netitinka, tai tu turi aiškintis, kad esi trans ir tada pasakyti save į nepatogią padėtį. Ir, na, aš kalbant šiaip apie dabar fašizmo lygį pasaulyje, tai irgi būti trans kažkaip matomai irgi pastato tave į pavojų. Tai jo, čia viskas taip susideda, kad reikia rūpintis lyties klausimų ar translytiškumo klausimų, nes visuomenė ar kažkokia sistema priverčia tave jo rūpintis. Aš tai kuo toliau, tuo labiau suprantu tuos trans žmonės, kurie iš vis, nebenori apskritai apie tai kalbėti. Ir net minėti, kad jie ten trans ar kažką, tiesiog pagyvena savo gyvenimą ir tiek. Aš kažkaip, neįsivaizduoju, kad aš taip tikrai, nedarysiu, kur ten iš vis bandysiu, kaip čia stealth, maždaug būti, man tai visiškai kažkaip neaktualu, bet kur, galų gale žiauriai šiaip nusibosta tikrai apie tai kalbėti. Kaip tu sakei, jeigu dar ten tie visi žmogaus teisų, jau kiek klausimai, tai šiaip svarbu, bet be to jau aš kažkaip, net būna nesiveliu į, pavyzdžiui, vyksta kažkoks pokalbis tarp žmonių, aš irgi ten kažkaip įsiterpiu, tiesiog klausyti ir ten jeigu kažkas apie kokios nors ten trans klausimus kalba ir tie žmonės gal nėra iš vis trans, ten queer kažką ir aš jau tipo net kažkaip nedarau to, kad čia aš ten kažką, man jau,
Ir kažkaip atrodo dažnai, kai yra klausima apie asmeninę patirtį, tam tikrose kontekstuose atrodo, kad kažkokia yra mintis užslėpta, kad reikia pasiaiškinti ir kažką įrodyti, kad tavo patirtis legitimi ir kad Reikia dėt žiūri daug. jeigu tu įrodysi, kad trans žmonės yra legitimus per savo kažkodėl dar patirtį, tai tada, gal duosim tas teisės. Gal atrodo, kad turi aiškintis. O čia filmuoja dar? Čia galima teletabus ten užmesti, nežinau, dar kažką. Whatever. Oi. I get what you're saying. Nežinau. Vien pokalbis toksai, man atrodo, nežinau, bandau kokį ekvivalentą, kaip cis semi-straight dude, tipo, surasti, kad... By erasure. Ne, jeigu užsienį būni, tarkim, jeigu šneka apie užsieniečių šneka, tai esu, kad, tipo, kaip užsienietis tuomet, ir visi žiūri tuomet, oh my god, tipo, aš tampu tuomet tas token užsienietis. Jeigu šnekam, nežinau, dažnai darbovėstėse būnu vienintelis, tarkim, vyras, tai tuomet, jeigu nedaug dievė kažkas pasisuka apie vyrus, tuomet iš karto vėl va tai va. Jeigu kažkas šneka apie jaunimo, aš esu darbovė tik kur daug senimo, tuomet vėl vizito, rokai, tai ką čia tas jaunimas, tokia, nežinau, tokia labai tokia keista redukcija vyksta, nors man atrodo, ką su amžiumi pastebėjom, kad tu šiaip gyvenime daug kas gali užknisti, daug kas gali džiaugsmą teikti ir jis yra labai įvairialypis pernelyg, kad kad blemba, kad tiesiog užtirti su vieną temą galėtume leisti savo kažkaip su bet kokia tema absoliučiai, tai nežinau. Tai, empatizuoju. Sorry už šitą KPB epizodą, Katrina Mylau. Mane tai irgi užkniso tas, aktyvizmas pagal vieną tapatybę, kur jautiesi kažkaip irgi suredukuotas, kad tu esi tipo transaktyvistas, tai turi kalbėti ten tik trans temom. Kai pradėjom ten protestuoti prieš genocidą Gazui, ten sakė, buvo tokios kažkokios kritikos ir iš LGBT žmonių, tipo, kodėl mes čia apie tai kalbam, kuo tai iš viso susiję. Bet, identity politics kažkokia, irgi gali būti labai tokie suredukuojantis dalykus vien į kažkokias smulkmenas, reprezentaciją, kažkokią tokią ne per daug gilę ar kažkokį vieną klausimą, kai tai yra, viskas yra gan susiję, todėl, kad ir apie tai sveikatos priežiūrą kalbant, nežinau, trans žmonių patologizavimas, žmonių neurodivergentiškų žmonių kažkoks infantilizavimas yra irgi kažkokie panašus dalykai, kur daugiau gal bendro turi su kitais žmonėm negu to, kas skiria, nors jūsų tapatybės gal nėra tokios pačios. Ir dėl to mums kažkaip gal, bent man, norėjos kažkokio ir kitokio gal aktyvizmo, kalbant ir apie solidarizavimąsi su kitais žmonėm, labiau intersekcionalumo, ar aktyvizmo per meną, kas su Vaivorykštės muziklu buvo smagu kažkaip išeiti irgi į tokį labiau kūrybos momentą, ne vien atsako reakcijos į visas nesąmonės, kurios vyksta. Kalbant apie tą intersekcionalumą, tai prisiminiau, kai ėjau į, dabar nepamenu, Seimo kontrolierių tą, kaip ten taip. Seimo kontrolierių tarnyba. Jo, ir ten buvo tas kažkoks, kur aš tik vienintelis galėjau nueiti, pameni, kas ten buvo, aš neatsimenu. Tiesiog reikėjo prisistatyti. Ten kažkoks biuro susitikimas su žmogaus teisų organizacija. Jo, ir aš pamenu, aš ten kažką pasisakiau, ten visiškai, ne iš lempos aš ten kalbėjau, bet kur nieko aš ten nesirašiau, iš viso apie ką aš nekėsiu, nieko, labai tipo iš širdies. Ir po to prie manęs priėjo tokia, nei vardą, nei ką neatsimenu, bet ten tiesiog
sakė, kad dirba su kaliniais ir ten kažkas sako, o gal jūs norit čia kartu kažką paveikti, aš taip, wow, nu, kur tiesiog kažkaip žmonės nori, iš visiškai atrodo, kur, nu, nesuvesi gal ten taip dažnai šitų tipo reikalų, bet kažkaip, nu, tipo, mato, kad vis tiek kažkoks solidarumas gali būti, nu, fainai šiaip labai. Ir man atrodo, šiaip per tą solidarumą tu realiai ir darai pokyčius apskritai, nu, nes, nu, jo, tu neužsidarai tipo tam vienam reikale. Man atrodo, šiaip jūs tai iš to trafareto, tipo, man atrodo, labai puikiai išlipa. Vien jau mes kiek kartų darėm, juokelį, kad jis yra mūsų, žinai, nusamdytas aktorius, kuris visom įmanomom temom bus prieki, ta prasme, išaugs, tipo, dabar šį čia aš. Tai, nu, nežinau. Kai kurie žurnalistai sako, gal gali ne jis pakalbėti. Ir mes jam atsakom, ne. Norėčiau, aš mažiau kalbėti, iš tikrųjų, kartais galvoju, kartojos labai. Reikia kažkaip patylėti ir kažką naujo sugalvoti. Reikia ruošti naują kartą. Nu jau pabiškai jau auga, tų šnekančiųjų. Gal norim tuomet šiek tiek ir prasiplėsti ir išlipti jūsų kito aktyvizmą, nes, nu, akivaizdu, kad tuomet jūs nesat tie, man atrodo, galbūt čia liberalai dažniau šitą klaidą daro, kad jiem yra viena tema. Nu ir tipo, yra tikrai, tikiu, nemažai irgi bendruomeniai, nu, liberalių pro-LGBT žmonių, arba LGBT tiesiog žmonių, bet kuriems galbūt tai ir užsibaigė visą kovą, ne? Ir nežinau, ar būna kokių konfliktų šitam spektre su šitais liberalais, bet galbūt kitam spektre su kairiaisiais, kuriem kaip tik čia sako, kad ne, tarvasme, šičia yra, žinai, liberalios buržuazinės distrakcijos, kad mums reikia tiesiog spręsti klasinės kovas ir tada nebus likę kitų klausimų. Nežinau, kažkada jautėt įtampos? Kažkaip aš gal jau kokius 5 metus tikrai nebejaučiau tokių įtampų kairiai. Bet pradžioje kažkaip gal kai pradėjom labiau trans teisų klausimais organizuotis su žmonėm, gal buvo daugiau tokios baimės ir tada buvo ir kalbų apie terfizmą, ten feminizmą, kuris nepriima trans moterų ir daugiau tokių kažkokių diskusijų. Ir šiaip klausimą apie queer, feministinės erdvės, bet man rodos, kad mes pakankamai tų pokalbių turėjom ir dabar aš girdžiu, kad čia būtų iš vis kažkokios diskusijų klausimas. Aš irgi ne. Man atrodo, čia... Kairiai. Jo, man atrodo, čia kyla gal ir iš to, kad tiesiog bendrai nėra daug žmonių Lietuvoje. Kairiai apskritai. Ir man atrodo, mes neturim tos prabangos, tipo, per daug, tipo, peštis ir gilintis šitas marginalias frakcijas, ko aš kaip tik daugiau matydavau vakarų valstybėse, kur kairių judėjimai jie ženkliai didesni, bet tai jos įgalina, kad, nu, tuomet, nu, skvotas su, žinai, kitoje gatvės pusėje esančių skvotų pyksis ir pešis ir, tipo, bus mirtini priešai, nes, oh my god, jie ten kažką čiūčiuką kitaip daro. Tai tos, aš kažkaip džiaugiuosi, neturim privilegijos, man atrodo, čia tiktų šitas žodis. Privilegija, tai yra infighting ir kovot, žinai, ieškot priešų, kai draugų yra tiek mažai. Jo, aš pajaučiau, tai labai dažnai man grįžta tas įvykis, per sapvas, tais tualetais buvo, kur. Tai man čia gal geras pavyzdys, ypač, nu, vat, kaip vakaruose, nu, ten, žodžiu, buvo, kaip ten, Kažkaip ir šito, kodėl tiek daug cis vyrų lesbiečių festivalių. Jo, kuris šiaip dabar nėra visai, tipo jis Queer Feminist Festival sapo, ir buvo, ten galų galiai iš vis tipo neprisipažino iš visko, kas ten parašė, nu, prisipažino kitais metais, kas buvo taip, lol, okei, tas pats žmogus vėl atvarė, tipo, nu, neįsižeidė taip visgi, kad net varyt, bet jo, ten mes po to turėjom diskusiją apie tai, kad, nu, tie, kurie buvo toj pusėj tų užrašų maždaug. Kokie čia užrašai? Nu ten, nu realiai, tipo, kodėl yra tiek, tipo, cis vyrų, kodėl yra tiek ten hetero vyrų vos, ne, kur, nu, tu jau asumini, tipo, iš karto, kas yra cis, kas yra ne, ir kad, tipo, ten, oi, čia mus ten nužiūrinėja ir aš nežinau, nu, ta prasme, kur gal ten kažkas, nu, gali būti, ta prasme, tokių atvejų, bet per
tą sapfo, nu, ta prasme, nebuvo jokių konfliktų. Konfliktinis buvo vienas atvejis, kur ten lesbietė ten pradėjo muštis vos netimas. Tai mes po to per tą diskusiją uždaromąją per sapfo irgi kalbėjome apie tai. Nu, tai žodžiu, jo, ir už tų užrašų kontentą, tipo, buvo ten žmonės iš kitų šalių, tipo, atvarė ir kažkaip tikrai, nu, labai stipriai jaučiu tada, kad pas juos yra toks platus laukas, kurie gali ten sau leisti, tipo, tokius prikolus, nu, tokiais dalykais, nežinau, netikėt, bet taip vat numest tiesiog, kai nusori pas mus visiškai, nu, kažkaip, guys, tipo. Nu, bet jo, ir kitų kairiųjų 20. Arba galbūt transfobai ir transfobės išėjo į dešinę dabar ir tiesiog šiek tiek buvo tokių momentų turbūt. Bet niekad neteko pernelyg artimai bendrauti su transfobiškai žmonėm kairiai kažkokiais. Okay. Today's Trans Remembrance Day. Do you want to maybe, which top 3 trans people you would like to remember today? Definitely Marsha P. Johnson, Black trans woman, of course. Honestly, I was one of the organizers here. Yeah, I really admire them. Ajus. Taip. Ajus Jurgaitis. Aš irgi save noriu atsiminti. Saša. Taip. Saša Kočen. Ir top 3 trans žmonės klausti cis straight white guy. Ir Archie. Jamie Dodger, but that's not a Lithuanian guy. That's just a guy who I was like, wait, people are allowed to like change their gender? And that sent me off at the ripe age of 11 on, oh wait, the reason I feel horrible as a girl is because I'm not. Leslie Feinberg, mano trans icon, jei nežinot, pagooglinkit. Trans, lesbian, už Palestiną, žydas. Honorable mention to she's not a public person, but she's just another trans girl from Panevėžys who I know. I don't remember her current name because she changed it a couple of times, but she was one of the first trans women I ever met. That was inspiring that people can be trans and out in Panevėžys, where 2 people in the span of 2 years, 2 people died in my front yard. I think I can add my friend who is now currently in Belgium. He left me here alone in this fucked up place. He's my darling. He was trans and he was an example that I could follow in being trans. So I'm happy to have him. So I learned that being trans is fine and I'm trans. Because being non-binary and finding out your trans is super hard, like. Atsimenu visus trans žmonės, kurių vardų nežinau taip pat, nes daug yra žmonių, kurių vardų nežinom. Random 3, kas šiandien atėjo, jeigu visi paneiminsim, random 3, kas šiandien atėjo, tai tiesiog visi vienas kitą atsiminsim bent jau. Šiaip lemą, atsimint vieną kitus yra graži žinutė iš ties. Netikėtai sentimentalu. O kodėl top 3? Nes top 5 labai sunku išvardinti, labai ilgai užtrunka. O kam Kam tai hierarchija? Buu! Jo! Bliam, reikia nežintis čia. Šiaip tais prišnekėjom apie trans, galim pašnekėti apie transfobus. Ką jie veikia? Iš viso, kur jie dingo? Man kažkaip, jūs pasakyti, ta prasme, staiga visi, tipo, dingo man visa propaganda iš Facebook'o, aš nebematau, galbūt čia mano burbulas Facebook'o užsidarė algoritminis, tipo, kažkaip, ar man taip atrodo, ar kad iš tiesų tasai algoritminis ciklas atrodo jau nuvažiavo jau traukinys nuo transicijos ir man atrodo žmonės tuomet arba priima, kad nu tai jau čia arba išspręsta, arba jau tipo nesvarbu, arba tipo, žinai, jau kiti reikalai dabar didesni. Kas čia įvyko? Žinai, algoritmas. Mano algoritmas, pavyzdžiui, Facebook'e, dėl to aš noriu iš visi išsitrinti, man meta iš viso fašistinės Amerikos kontentą. White House, official account, ten Americanism, Make America Great Again. Na žodžiu, man tokius meta kažkokios nesąmonės.
transfobiškų dalykų gal kiek mažiau, bet irgi tiesiog viskas, manau, susiliejo į vieną tokį bendrą fašizmą. Labai nereikia jau daugiau išskirstyti. Ir nežinau, aš tai kažkaip daug man meta kontentą apie tai, kas Amerikai dabar vyksta, kur tiesiog ten vidury baltos dienos nušauna jau baltodžius, amerikiečius, tai čia manos labai... Dabar jau blogai. Jau Jeigu blogai, baltus žinai, nušauna, jau baltus tai jau žmonės blogai. nušauna. Nu, nes jo, taip yra nužmoginamos mažumos ir žmonės, kurie ne baltodžiai, žmonės, kurie ne piliečiai, kad kažkaip tai paskui priimama kaip, nu, normalus dalykas, kažkokio ten establishmento ir žiniasklaidos. Ir tada, kai normalizuojama vis labiau, vis didesnė ta platesnė opresija visų kitų grupių, kurios anksčiau turėjo daugiau privilegijos, tai supranti, dabar visiems tikrai jau blogai. Yra ta, aišku, imperinė bumerango teorija, kad visi žiaurumai, kuriuos vykdo šalis kolonijose, galiausiai grįžta ir prieš tos pačius piliečius. Nu ką ir šiaip, kad matom Amerikoje, kad vis tiek tos pačius AIS ir policija moko Izraelio pajėgos, atvyksta dalintis gerąją patirtimi, kaip žudyti žmonės. Tai jau kažkaip gal tada mažiau ir meta algoritmas apie trans žmonės, nors tie patys trans žmonės iš Amerikos dar prieš kelis metus, prieš Trumpą, iš kai kurių valstijų jau žinau, kad bandydavo ieškoti prieglobsčio Europos šalyse, kad galėtų pabėgti, nes jau tada buvo ir tokie įstatymai priimami, kurie iš esmės vos nekriminalizuotų buvimą trans, kažkokių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, jeigu tavo vaikas trans ir tu kažkaip gerbi vaiko tapatybę, irgi tai galėjo būti laikoma kažkokia nepriežiūra arba iš vis dar blogiau kažkokį, nežinau, priekabiavimą prie vaiko, kad padedi, tarkim, nuvedi savo vaiką pas gydytoją. Jo, viskas blogėja šito prasme. Bet man atrodo, girdžiu, kad tu sakai, kad niekur nedingo transfobija, man atrodo, galbūt ta dešinė integravosi į kažkokį bendrą fašizmą, kur tikrai daug labai dar vis transfobijos yra, bet dar kartu susijungia su visais ksenofobais, su rasistais, nacistais, visais kitais ir toksai bendras, žinai, amalgamacija, kaip pavadinsi, taip nepakadinsi, fašizmu, kas galbūt irgi atliepia, ką mes ką tik šnekam, kad kairieji galbūt šiek tiek integravosi ir baigėsi tasai fragmentacija tokia, kur, žinai, kiekvienas savo atskirą kažkokį mini iššį turi, o dabar kaip visi bendrai daugiau mažiau tipo turi tą suvokimą, kad, nu ne, tai nėra atskiros kovos, tai man atrodo, galbūt analogiškai kažkas dešiniai irgi įvyko, arba bent jau mūsų suvokimas, taip kas ten vyksta, kad integravosi viskas į kažkokias frakcijas vos, ne? Nu, fašizmas, vieningas fašizmas. Visi solidarizavosi, nacionalinis susivienimas įvyko. Jo, nu čia, nežinau, man tai toks jausmas, kad grinai yra kažkoks tiksintis laikrodukas, iki kada viskas kažkaip sproks, nes viskas labai greitai, intensyviai atrodo matant ir tas daros gan baisu. Aišku, jeigu stebėjai, kas vyksta Gazoje, tai nežinau, man atrodo, iš to neįmanoma grįžti. Ir kažkaip apsimesti, kad tarptautinė teisė kažką reiškia, žmogaus teisės kažką reiškia, ir kad vakarai gerbia žmogaus teisės. Nu ne, kas nesąmonė. Mes visi pamatėm, ką ir Jungtinės Amerikos valstijos rėmė ir Europos Sąjunga palaikė. Nu tai, kad tai atsigręš prieš mus, tai buvo aišku, jeigu turi kažkokią, nežinau, supratimą, kaip veikia reiškiniai. Kaip veikia politika. Skeptikai tikriausiai sakytų, kad čia nieko naujo absoliučiai, ne? Ir kad, nu, jeigu žiūrėsim plačiau, minčių prasme, tiek, kiek tos pačios Amerikos sankcijos per metus pražudo žmonių, kiek visi buvo karai, bombardavimai, prieš Trumpą dar gerokai, po to pačiu Obama, arba prieš jį visi Bushai, ne? Kad tai absoliučiai nieko naujo. Kad dabar tiesiog galbūt Lietuvoje atrodo pirmą kartą staiga
Tai yra mimsas, kur Patrikas žvaigždė iš Kempiniukos plačiakelnio. Ten vienas tipo tal, kuris ten žiauriai nemoka ir ten prie kaktos prisiplojęs lentą. Tai ten mes analizuojam Rusijos imperializmą. Ne, ten analizuojam Amerikos imperializmą, o kitas, kur jeigu analizuoju Rusijos imperializmą, tai ten jis tipo su halatu, ten, žinai, ten monokliu labai profesionaliai viską daro. Man atrodo, mes taip buvom iki dabar, staiga visi suvokė, kad oh my god, Amerika irgi bloga, galbūt. Ir jo, galbūt tas prisideda prie papildomos panikos, kad oh my god, dabar tai jau grūna pasaulis, nors didžiai daliai pasaulio jis jau buvo toks visą šitą laiką. Bet irgi aš vis kažkaip pamatau per LRT Paviljonio nuomonę, tipo, kuris paskutinis, man atrodo, jo, nežinau, ar tam buvo intervas ar kas, bet bent jau antraštė buvo, kad kažkaip sutarė ten dėl Grenlandijos, man atrodo, ar ką, nu kažkas tipo tokio, tiesiog sutarė kažką su Trumpu, tipo, mes gal kažkaip tipo jį nuo Putino atitrauksim ir tipo, kur jie taip kaupina, kur aš nesuprantu, kaip dar galima taip daryti. Suprantu, nes šiaip Lietuva, bet žodžiu. Jo, čia toks, nežinau, ar psichoanalizuoti ar ne, bet kažkoks matosi sumišimas ir kaip skirtingai žmonės ir tie patys Lietuvos kažkokie, nežinau, politikos išmanytojai, neva ar influenceriai, kai kurie gal jaučiasi sumišę ar nenori priimti realybės, ar kažkaip kiti bando priimti, kai, nežinau, gal jautėmės kažkaip stipriau, nes mus paremia kažkokia ta stipriausioji pasaulio galia. Tai reiškia, ta galia gera ir mes esame teisūs, bet kai ta galia nusisuka kažkaip ir pasidaro kažkaip nebestabilu, nes suprantam, kad oi, jeigu čia kažkaip būtų, nežinau, neturėtume Amerikos palaikymo arba Amerika staiga kažkaip su Rusija suartėtų, tai kur tada dingsta mūsų tas saugumas? Nes kad turbūt kažkoks buvo toks supratimas, kad pasaulis pasidalinas į dvi dalis, yra kažkodėl gėris ir blogis, taip labai kažkas supaprastintai, yra Amerika gera, kas ne Amerika ir kas ne su mumis yra blogai. Bet tai, kad yra Amerika gal nelabai gera, tada suprantama, kad žmonės kažkokiu bando ieškoti pateisinimų ar bando susikurti savo kažkokį psichologinį stabilumą, nuo kurio nėra ir visi skirtingai tai daro. Aš kartais jau pradedu kažkokį konspiracinį turėti mąstymą, kur ten galvos, negali būti, kad žmonėm nemoka už tos nuomonės. Kartais tikrai atrodo, kaip, nežinau, bet aš dar bandau neišprotėti. Kažkaip. Aišku, bendrai žmonės žiauriai bijo pokyčių, nors man atrodo, ką jis gerai supranta, kad kartais pokyčiai gali būti žiauriai zaibys ir labai labai gerai. Tai jeigu tu visą gyvenimą, ta prasme, užaugai, kad Rusija blogai, Amerika labai gerai, tai pripažinti, kad galbūt taip nėra, reiškia, kad tu gyvenai melo, aš čia buvau neteisus, tipo, nesąmonė, tai netai veikia žmogaus smegenis. Ta prasme, žmogus nori būti teisus ir jaustis teisingas arba teisingų. Ir bet koks toks ataka to kažkaip greuna tą ir todėl atmetimo reakcija tokia baisi. Čia vienas iš aiškinimų, dėl ko žmonės, žinai, būna homofobais arba transfobais, dažnai dėl ko yra tasai negražus šiaip anekdotas, man atrodo pats anekdotas dažnai būna irgi fobinis, kad visi homofobai tai patys gėjai, ne, aš girdėjau šitą. Bet kad šiaip yra tyrimų nemažai padaryta, kad, jeigu tu save represuoji visą gyvenimą ir matai, kad kažkas kitas nerepresavo, tau yra du keliai. Arba tu pripažinsi, kad tai aš veltui save ką tik represavau ir veltui savo susikūriau belekiek problemų. Arba B, sakai, ne, tu irgi turi kentėti taip kaip aš ir nežinau, čia kažkaip su Amerika gal irgi tokio nemažai matau. Tipo, eko dalykai irgi žiauriai dingo, staiga niekam neberūpi, žalioji politika mirė tiesiog. Buvo kažkada ant bangos čia ir dabar taip žiauriai niekam nerūpi. Tai tas irgi nefainai.
not a good sign, nes šiaip tais, ne vien dėl to, kad mes apie tai nemastom, nereiškia, kad nevyksta dar vis, žinai, visiška ekologinė griūtis. Nu, bet vyksta dar labiau ir dar su AI data centers, kuria kryptim viskas vystosi, tai netrodo labai gerai. Ir mano konspiracijos teorija yra, kurią irgi galima iškirpti. Būtent šitus mes ir paliksime. Gerai. Tik konspiracijos teorija. Mano konspiracijos teorija yra, na šiaip čia daug jų yra sudėta į vieną, bet kad tų visų dirbtinio intelekto mašinų tikslas yra galiausiai visiška žmonių kontrolė, padidinta informacijos kontrolė. Google vapšė neveikia jau. Žmonės eina ieškoti elementarios informacijos į tuos chat GPT, chat GPB, kur tau irgi beleką gali išmesti. Tie duomenų centrai suryja daug labai energijos, vandens ir panašiai. Ramai brangsta žiauriai. Tuoj negalėsi niekas įpirkti kompiuterio, aš irgi taip manau. Nu ir jo, kažkaip... Ir fašizmas, tai žodžiai, nieko gero. Ir fašizmas, kaip žinome, labai mėgsta naikinti mažumos grupės, o paskui jau ir nebe mažumos. Manai, tave pirmą nušaus nes trans ar nes kairysis? Kairysis. Aš irgi taip pat manau. Nors, iš tiesų, kalbant apie šaudimą. Tai aš nesu tikras, kas nors patikslinkit, bet man atrodo, kad trans žmonės net negali ginklo turėti, nes ši yra diagnozė. Aš kažką girdėjęs, kad net teisės šiaip vairavimo negali gauti, bet tu ką tik įrodai priešingai. Nesakykit regitrų. Gal atims. Gal priklauso nuo blemba, vat su ginklu nepamenu, nes gal čia maišai tiesiog su profesijom tom, vat dėl ginklo... Nes profesijom panaikino, bet dėl ginklo nemanau, kad panaikino. Bet irgi kiek tai... Nu, tipo... Jo, tai klausimas, ar ten žmonės gali. Nes ne visos tos diagnozės yra lygios. Tuoj paklausiu čia GPT. Komentarus. O. Parašykit komentarus, taip. Ar galiu šį kariuomenę eiti? Va. Taip. Ar paims mane? Šiaip tai greitų metų sužinosim. Visus jums. Nes aš stebiu, ašgi stebėtojas šitą... Kariuomenės. Jo, kariuomenės, kas vyksta šitam serveriai. Bendruomeniai ir tikrai šiaip labai daug pamatai naudingų dalykų, tai dabar sezonas gitas visas, tai... Šaukimų. Jo, ir yra jau, kur nori. Tai bus aišku, kaip čia. Jo, tai nešaukit, prašau, manęs. Kitus tai... Ir šiaip gal nešaudykim. Šiaip, o čia nėra... Nežinau. Kažkaip, aš nežinau, kiek čia susijęs su medijom, kad kai mes taip prasukom, tipo, žinai, atėjo čia feminizmo banga, kuri kvestionuoja plačiaja prasme, su kuria teorija viską įlipdžiusi tą žodį, kur kvestionuoja labai teisingai daug dalykų, kurie persilietumėt ir tarptautinę politiką, taip kaip mes vaizduojam saugumą ir atrodo tiek daug dalykų turėjo tiek daug potencialo būti kitaip, ne? Ir dabar kažkaip praėjo šitie kiek čia 30 kokių metų tikrai labai radikalaus mąstymo, tiek daug idėjų, tiek daug gerų buvo, tiek daug knygų parašyta, tiek daug judėjimų, tiek daug žmonių. Ir nežinau, aš kažkaip anksčiau jaučiau tokį didelį optimizmą, kad, wow, čia tikrai mes, tipo, užvestas toks didelio pokyčio variklis, kuris tikrai pagaliau kažkus mus nuves labai pozityvę linkme, kur tikrai daug žmonių galės žymiai lengviau, saugiau, geriau gyvent. Ir vietoj to kažkaip į priešingą pusę kažkaip nuėjom. Ir... Aš turiu teoriją. Pasakyk. Dar vieną teoriją. Ne, bet man atrodo, kad čia labai logiška viskas yra. Visada, kai yra kažkoks pokytis ir veiksmas, yra atoveiksmis ir pasipriešinimas. Ir dažniausiai transfobai išlenda, kai yra kažkokios iniciatyvos už trans teisės. Inceliai išlenda, kai moteris įgyja daugiau teisų ir nebenori nieks su jais eiti pasimatymus. Fašistai išlenda, kai žmonės mobilizuojasi realiais skaičiais, pavyzdžiui, prieš genocidą ir galbūt šiek tiek išsigąsta ir galvoja, pala, kol dar nevėlu, gal reikia
kažkokių imtis veiksmų ir užtikrinti, kad Garos pozicija nepasikeis. Tai, man atrodo, tą ir matom, kad pokyčių yra, žmonės gali mobilizuotis, bet galiausiai yra ir gan daug žmonių, kurie vis tiek tą sistemą palaiko, kuri kitus represuoja, nes tikisi, kad jie nebus tada represuoti, arba nori, kad kiti žmonės būtų represuoti, nes, čia... Nes jiems patinka. Nes jiem geriau nesijausti auka, bet jaustis, kad kitas žmogus gali būti jų auka. Jiem čia tipo kaip... Arba kad kažkas kitas yra didesnė auka negu jie, tai tuomet geriau jausi šiek tiek. Čia kaip tie slave patrols, kad tipo kažkokiam ten neturtingam baltaodžiui duodi galę gaudyti nebaltaodžių žmonės ir nesvarbu, kad jis pats nieko neturi, iš jo ten atiminėja, ar išnaudoja kažkas, bet jeigu turi galę, kitą žmogų apresinti, tai čia kažkodėl svarbu. Bet tai norisi tikėti, kad laimės ne mašina, o žmonės. Nenaudokit AI. Dar jeigu turi dušės, galim šiek tiek Lietuvos kontekstą aptarti, nes šičia, kas su šito klausimu siejasi, kas man šiek tiek yra red flagas ir istoriškai visą laiką buvo red flagas, tai kai žmonės labai stipriai susirūpina demografija. Ta patį darė ir italų fašistai, tą patį darė ir vokiečių nacistai, jie buvo labai susirūpinę demografiją, nes tai yra būdas kovoti už savo, tautos tyrumą ir stiprumą. Ir jeigu Lietuva nyksta, o jinai nyksta, viena greičiausiais ritmais, Europoje berods antra galbūt pagal greitumą, jeigu ne pasaulyje, kažkas greitlys. Ir dabar kuo toliau, tuo daugiau aš matau ir laidų apie tai, ir iš politikų pasisakymų, ir straipsnių, ir vis, tipo, ritasi, ir mane tas šiek tiek gąsdina. Ir istoriškai tai privesdavo prie ko? Tai privesdavo, prie reprodukcinių teisinių ribojimo, prie migrantų varimo lauk, nors tai yra vienintelis mums likęs užtikrintas būdas taisyti demografinę situaciją. Nes reikia nepamiršti, pas mus daugiau žmonių dingo ne dėl to, kad negimdo vaikų, o dėl to, kad išvarė tiesiog iš Lietuvos. Nes dėl neoliberalizmo atsidarė sienos, norėjo geresnių darbų, nes čia buvo per daug lėv darbai, tai ir išvarė. Tai ką dabar, kaip tai jie tas spręs? Kaip jums atrodo? Manau, reikia palaukti, kol kils karai dėl vandens. Tada mes būsim tokie turtingi. Čia mano teorija dar viena. Kad mūsų užims tikrai Amerika arba Rusija ar kažkas norės užimti, nes nebeliks geriamo vandens. Su Lietuva šiaip neblogas vanduo. Bet ką mes turim, tai vandenį. Neparduokim savo vandens. Šitas gąsdina, bet čia man rodos irgi toks klasikinis fašizmo elementas. Moteris turi būti priverstas gimdyti vaikus, kad būtų daugiau kareivukų ar kažko, mokesčių mokėtojų. Galbūt dėl ko aš šitą prisimenu, nes man baisu, kai būna būtent dėl LGBT teisių klausimų kontekste, kai aš esu girdėjęs dar visai nesnai argumentų, kad tai pala. Kai mes galim tokius dalykus skatinti ir palaikyti, kai pas mus demografinė krizė. Ir tuomet aš bandau suvokti, kokia čia yra idėja, tai kad tu tipo, pasimsi dabar trans vyrą ir priversi jį gimdyti, ar tu tikėsi, kad lesbietė atsivers ir susimes su vyru ir pagimdys tavo vaikų, tipo, what's the idea here? Man visi scenarijai atrodo tragiški. Ir tuo pačiu nesakyčiau, kad jie labai rūpinasi tie žmonės pagalbinėm priemonėm žmonėms susilaukti vaikų, nes yra žmonių, kurie nori susilaukti vaikų, bet negali. Ir ten tai yra brangu, nes ten turi šaldyti ten be galo, nepamenu kiek metų, ar ten iki begalybės saugoti ir mokėti už saugojimą tų kiaušinėlių ar ko. Ten iš pirmo karto nepaeina, ten iš kelis kartus irgi bus tada mokėtam, kažkaip ten žiauriai labai. Šiaip yra ir lesbiečių porų, kurios ir turi vaikų, bet jau nepripažįstamos ten irgi teisės visos. Yra ir trans žmonių, kurie gal galėtų ar norėtų susilaukti vaikų, bet irgi dar sunkiau yra prieinama ta kažkokia pagalba. Dažniausiai jinai, kaip suprantu, prieinama susituokusiam tik tai porom heteroseksualiom. Tai nesakyčiau, kad čia labai rūpi būtent tie vaikai, rūpi kontrolė kažkokia kūnų
ir žmonių. Aš irgi nieko nepasakysiu realiai. Aš kažkaip atrodo visais klausimais, taip jau man jau, ne tai, kad neberūpi, bet kažkaip nebežinau, kai suprantu, kad viskas blogai, bet nežinau, ką aš į tai. Jo, aš čia visai irgi gal relateinu, nes man toks jausmas anksčiau būdavo, kad gyvenam demokratijoje, tai reiškia kažką galim pakeisti. Ir po to buvo toks lūžis, turbūt labiausiai lūžau per Gazos genocido pradžią, kad kažkaip nelabai demokratijoje, ribota labai prasme, gali išrinkti vieną ar kitą žmogų, kuris tą patį iš esmės darys arba kažką blogiau. Ir atrodo, kas iš to, kad tu kažką pasakysi. Bet aišku, nereiškia, kad nesvarbu sakyti, bet yra tokio demoralizavimo, kuris man rodos visai ir dirbtinai sukurtas, kad tu jauties, kad šauki į tyrus ir kad tu nieko nepakeisi. Jo, aš tokioj fazėje dabar, kur man atrodo, aš pasiekiau tą jau dugną iš šitais visais, kad pagalvoju, viskas blogai, aš čia šaukiu apšė neaišku, kur, kam, niekam nerūpi, apart tų pačių žmonių, kuriem rūpi, kurių yra ten 20, tarkim, kažkas tokio. Gal. Bet kažkaip dabar pradėjo apsisukti viskas, kur, jau tai blogai man buvo, kur taip, bet, aš vis tiek turiu kažkaip gyventi ir, vis tiek tie dalykai svarbus ir aš net jeigu ir jaučiu, kad nelabai ką aš čia keičiu, aš vis tiek darysiu, nes jau, man atrodo, nėra skirtumo, ar aš darysiu ar nedarysiu. Kažkaip, nežinau, supratot, ką turiu omeny. Jo, gal svarbu kažkaip suprast savo, kažkaip išsiaiškinti, kokiam framework'e, kaip lietuviškai pasakyti, kokiam lauke tu gali kažką keisti. Nes man tas, gal jeigu labai įsikabini kažkokią parlamentinę politiką, ar ką per Seimą gali padaryti, ar kažkokias institucijas, žiauriai demotyvuoja, nes supranti, kad, greičiausiai niekas ten ir labai nepasikeis, nes jos taip sukurtos, kad nelabai ir keistusi, arba kad keistusi lėtai. Labai konservatyvios iš esmės institucijos. Jo, konservatyvios institucijos. Bet jeigu galvoja apie bendrai kažkokias bendruomenės, visuomenės organizavimas, tai gal kažkaip daugiau tos vilties, ar kūrimą kažko, man atrodo, irgi labai svarbu yra tos pačios kažkoks vilties palaikymas, kūrimas ir to pačiu, čia jau labai nueisiu taip į vaizduotę, kad mes gyvenam vis tiek kažkieno vaizduotę ir man šita mintis kažkaip labai paveikia, kad mes gyvenam kelių žmonių įsivaizduotam pasaulį, kuris yra labai toks opresyvus ir iš esmės galią turi net tiek ir daug žmonių ir jis nėra teisingas, bet mes kažkaip tikime tą vaizduotę, kad ji yra vienintelė galima ir kad nėra jokios vilties, tai mes kažkaip pasiduodam ir kad svarbu kurti kažkokias alternatyvas ir tai gali būti ir labai mažas kažkoks laukas, nežinau, bendruomenės centras, kur mes susikuriam kažkaip savo kažkokius principus kitokius, kitaip bendraujame, kitaip kuriame santykius su žmonėm. Tai kažkokios duoda vilties, kad yra įmanoma kitaip gyventi ir ne tik taip, kaip mums primetama. Ir man rodos, ir trans žmonės tą labai daro, kurdami kažkokius laisvesnius būdus gyventi ir būti, nežinau, žmonės, kurie kuria kažką naujo irgi, kurie protestus organizuoja ir panašiai. Visiškai teisingai. Man čia primena mimsą, kur važiuoja autobusu du žmonės ir vienas ten pro langą žiūri ten į olą ir nelaimingas, kitas žiūri ten į laukus ir žiūri laimingas, bet jie šiaip abudu tam pačiam autobuse, jie važiuoja į tą pačią pražūtį, bet gali būti laimingas. Ir tai aš ir galvoju, jeigu jau buvai labai lievai, nėra prasmės tikrai kristi į desperaciją, nes, žinai, du žmonės vienas šalia kito gali būti tose pačios situacijose, bet vienas ten
desperacijos, o kitas, tipo, nu ką, einam į didžėjų setą jūsų. Tipo, tai, nu, čia, žinai, reikia tikriausiai labai sveika irgi suvokti savo limitus, kartu suvokiant, žinai, kaip viskas blogai, bet įsivertinti, kiek galim pasikeisti. Jeigu šitam autobuso kelionį galim persivesti kitą pusę ir pasikur gerą didžiai setą, padaryti kokios kūrybos, kuri net jeigu mus kai nušaus, liks galbūt tą kūrybą, žinai. Tai man atrodo, čia tikrai yra raktas į laimę ir sėkmę. Jo, man atrodo šiaip, kad čia toks svarbus principas yra ne tik, ar mes norim kažką laimėti, bet ir kaip mes norim tą laimėti. Kalbant, kad ir nežinau, ten kažkokį gynimąsi nuo Rusijos, tarkim, jeigu mes gindamiesi nuo Rusijos patys tapsim nedemokratišką valstybę, nežinau, ten aukosim žmonės, žmonių gyvybės, iš esmės principais tapsim panašesni gal į Rusiją, negu kokią norim būti valstybė. Patirtimi, jo. Nu tai ar čia yra laimėjimas irgi, kad svarbu yra tai, ką mes norim kurti ir kaip, ir kažkaip man apie tai mažai kalbos nacionaliniu lygmeniu. Šiaip čia, man atrodo, visai neblogas ir išreiškimas visos šitos desperacijos. Turit paskutinį gal palinkėjimą, kur norit pakviesti galbūt žmonės pasirodyt, pasipromint. Tai kviečiu pasiekti Trans autonomiją Facebook'e, Instagram'e, kai bus galima deklaruoti pajamas. Galite skirti. Ne, GPB skirti. Galima po dalį skirti. Bet galite paaukoti po daug pinigų. Abiem GPB ir Trans autonomijai. Daug ir Trans autonomijai ir daug GPB. Nepražus. Tada gerai. Taip, mes pavyzdžiui turim tokį gražų bendruomenės centrą, tai vat, prie jo galima prisidėti, Luna 16. Saša, paskutinį žodį. Nežinau, man tai tos erdvės irgi tiesiog kažkaip svarbiausia atrodo dabar, kad vat, ne tik Luna, dar ir Ema nepamirškime Kaune irgi, kad vat, tiesiog domėkitės, kas vyksta visur. Ką čia pasipromint save? Ne, šiaip nenoriu aš tą daryti iš tiesų. Ai, bet vat, nu jo, galiu pasireklamuoti tą prasme, kad jeigu užsuksit į Luna 16, tai taip pat techniškai užsuksit ir pas mane į studiją. Tai čia irgi toks yra dalykėlis. Kažką dar norėjau pasakyti. Ai, ar mes darom prisistatymus dar? Gal padarom? Gal normaliai. Kas jūs tokie? Kas tu? Ne, davai tu. Labas, aš Rokas. Labas. Aš iš tiesų nemėgstu prisistatinėti, bet aš esu Ajus. Turiu žmogaus teisų magistro laipsnį. Trans autonomija, esu tokia organizacija, mes ją įkūrėm. Kuriu. Kartais protestus organizuoju, bet pavargau biškį jau nuo to, vedu mokymus. Man labai patinka šiaip vesti mokymus, tai jeigu norit kažką sužinoti, bet kokia tema, ne, žmogaus teisų temam arba trans teisų temam, arba bet kokią kalbėjau, tai galit su manim susisiekti, kaip nors rasti. Tai tiek turbūt. Aš Saša ir aš irgi nemėgstu labai prisistatinėti ir iki galo net nežinau, net jeigu ir numėgčiau kaip save įvardinti, nes kažkaip anksčiau būdavo man visada tas primetamas, nu neprimetamas, bet tiesiog taip yra įgės, kad menininkas, ten kažką, bet man jau taip nebeaktualu, man atrodo, iš vis tas yra įvardinimas tiesiog, nu gal, kūrėjas, bet ko kūrėjas, nežinau. Ir aktyvistų savęs nepavadinčiau, nu tiesiog aš mėgstu šiaip labiau, man atrodo, Insta storiuose savo kartais pastumti ir pasikeikti, bet šiaip galiu ir gal kažkaip ir gražiau pasisakyti kartais, bet man atrodo dabar jau nebe tas fokusas pas mane yra. Nežinau, kažkoks bandau būti socially aware žmogus ir bent jau stebint savo aplinką ir kas vyksta, nežinau, politikoje Lietuvoje. Rašau galvoje magistrinį darbą vos ne, kurio niekada neparašysiu, nes nebegaliu nemokamai įstoti į magistrą.
nes mečiau studijas. Tai žodžiu, toks. Ai, nu va, darau tatuiruotės. Tai va. Pagrindinis dalykas. Kotryna gali patvirtinti. Kas tu? Jo, kas tu? Aš esu Rokas ir aš manau, kad nereikia nieko daryti, kad būtume verti čia būti. Man atrodo, vien tam, kad mes čia jau tai yra radikalus aktas ir tai reikėtų tuom džiaugtis ir didžiuotis ir visiems rodyti arba ne, nesvarbu. O šiaip tai tiesiog žinokite, kad taip kaip jūs jaučiatės, tai nėra amžina, tai keisis ir pokytis yra gerai, to nereikia bijoti, jūs nesat vieni. Ir kažkada jausitės geriau. Čia žiūrovams. Ai. Kažkada jausitės geriau. Let's hang in there. Gerai, ačiū Jums labai. Stay strong. I know it's hard. I know it's scary. It feels alone. If you're in a dark place, just remember that there are always people around you. Maybe you don't see them because they're also scared and they also think that they're in little dark rooms, but we need to come out, we need to go out, we need to go on the streets. They're not streets, they're going to be Instagram pages. And again, if you're scared and if you do something, just do it scared. Mano mėgstamiausia frazė don't die wondering. Be brave, be together, and I don't know, have faith. O šiaip tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū pašnekovams, ačiū operatoriams. Ačiū montuotojams. Ačiū montuotojams. Taip, ačiū visiems. Ačiū apšvietėjams. Taip, ačiū visiems darbuotojams, kurie sukūrė visą šitą technologiją, sudėjo savo rankom. Taip. Wow. Viskas jau. Ačiū, Kotryna. Mes labai geri žmonės. Aš esu žmogus, kuris nepasiėmė ventiliatoriaus ir pastarąjį pusvalandį pūtė kamerą 18. Wow, ačiū putėjams. Tai tas, kur pradeda prisistatinėti ir tu aš nežinau, kas aš ten matau, kad liko 10 minučių, per visą laiką kamerų užsignė. Aš tai nežinau, kas aš. Man tai sunku yra prisistatinėti. Merūno vaiko vardas Ajus. Shout out Merūnas. Mes kvyrai, valėt stiklai. Buvo Prancūzija, aš važiavau BlaBlaCaru. Tai buvo vienas kažkaip BlaBlaCaras, kuris buvo ten 3-4 kartus pigiau už visus kitus. Ten gal, 14 eurų, žinai, nuvažiuoti iš Amsterdamo į Paryžių, čia visai toli. Ir ten, jūzai irgi kažkokie, biškai skaičiai, bet, žinai, iš tikrųjų neturiu whatever. Ir susitinkam, ir ten tokia labai maža sena mašina. Ir viduj tik tai matau povyzą, kokio tai, žinai, labai didelio žmogystos, ten kalnas, labai komiškai, per didelis žmogus sėdi, žinai, viduj tos mašinos. Ir sėdu, ir ten sėdi Eloiza. Eloiza, ir mes pratom, žinai, WhatsApp, žinai, tai man papasakojo, kaip jinai buvo pirmas žmogus Prancūzijoje gavęs lyties keitimo operaciją. Ir sako, taip, ir jinai pasakojo, kaip apie ten filmus, kaip suko, ir kaip jinai nustragino, kaip buvo beproto sunku, čia gal 63, kažkas tokio, buvo šitas kelionė, ir kad dabar, žinai, iki tol buvo žiauriai depressed, ir žiauriai, žinai, ilgai kovojo tuomet, kad išeitų, ir galiausiai pavyko. Ir dabar sako, living her best life, tiesiog, tai, shout out Eloiza. Tau tikrai čia kaip straight man reikėjo pasigirti, ne, kad tu turėjai kažkokią unikalią čia first trans person in France experience, ne? Trans in France. Ačiū Dievui, kad the straight white man pasakė savo nuomonę. Kitaip mes nebūtumėm išgyvenę. Daugiau straight white people balsų. Thank you. Šiaip yra tiesa, kad straightai turėtų garsiau šnekėti apie kitų problemas. Na prasme, yra labai keista, kad kai tas atrodo neliečia, tai tu ir nedarysi, bet yra klasikinis posakis, jau sukurtas, jau yra. Šiandieną daug posakių. Yra toks posakis, tyla gera byla, bet ne šiandien. Yra, man atrodo, geras posakis, leisk savo pykčiui tave radikalizuoti, o ne privesti prie nevilties. Bet yra jau posakis, ta prasme, pirmąjį atvarė komunistų. Real, čia ir baigiam. Čia vienintelė aktuali dalis yra. Tai va. Legali dalis. Tai vienintelė nelegali dalis. Tai va, žodžiu, supratot. Ačiū Jums.